Labas, Ilona. Labas, Monika. Labai malonu, kad vėl prisijungi į mūsų tinklalaidę. Turbūt antras kartas, ar ne, kaip pas mus Taip, atkeliavus? antras kartas. Man labai malonu, kad jūs dar mane prisiminė ir pakvietė. Taip, ir iš tikrųjų tave kviečiamės į tam tikrą mislingą temą, injekcijų sritį, ar ne, kur ar pastebėjai, kad vis dar yra tokia apipinta tema mistikom, netinkamais tandemais, mitais, ar ne, Taip. kad injekcijos yra tik tai pripūstos lūpos ir suparalyžiuoti veidai. Taip, iš tiesų, į tos procedūros populiarėja, todėl ir mitų daugėja. Ir netiesos daugėja. Iš tiesų, injekcijos nėra apie bruožų kažkokį keitimą. Injekcijos turėtų būti, injekcijos iš tiesų yra tam tikras kaip ir vaistas, kaip mes galime padėti savo audiniams, odai atrodyti jaunatviškiau. Aišku, tai nėra būtinas dalykas, tai vis tiek nėra kažkokia liga, tai yra, va, kai mes stiprinam, tarkime, kokį čia pavyzdį pateikti, na, tarkim, vitaminu D, vitaminu C savo imuninę sistemą, tai taip pat mes galim stiprinti odą su injekcijomis. Tokia pagalba atsistatyti jai Taip. pakankamai greitai ir nukreipiant į tam tikrą gylį ir paveikiant tam tikrus audinius, kaip ir mes vakar diskutavom. Taip, taip. Aha, bet paminėjai, kad populiarėja procedūros lūpų putlinimas? Ne tik lūpų putlinimas, gal netgi sakyčiau, dabar populiarėjančios procedūros yra biostimuliantai. Kodėl? Todėl, kad dabar viskas natūralėja, moteris nori ilgalaikiškesnių rezultatų ir kuo natūralesnių rezultatų. Jos nori atrodyti jaunatviškai, tačiau kad niekas nepastebėtų, kad tos injekcijos yra darytos. Tai jeigu taip pakalbėti apie biostimuliantus, kokia jų yra esmė, tokie gal populiariausi, labiausiai žinomi, tai yra polielaktinė rūgštis ir kalcio hidroksiapatitas. Tai kai mes injekuojame juos į odą, mes stimuliuojame odos ląsteles fibroblastus gaminti kolageną. O kolagenas yra mūsų odos pagrindinė statybinė baltyminė medžiaga, jinai duoda struktūros, stangrumo, to tokio kaip karkaso odai. Tai va. Aš pabūsiu toks dabar klientas, kad tarsi nebūčiau šitoj srity, kad būtų įdomu ir klausytojams paklausinėsiu tų klausimų, kas manau būtų įdomu ir klausytojams. Tai biostimuliantas yra viena procedūra, ar ne? Taip. Vieną kartą atliekama. Priklausomai nuo odos glebumo, kiek tie senėjimo pokyčiai yra pažengę, bet iš esmės tai yra vienos dviejų procedūrų klausimas per metus. Ir ką jinai padaro? Į kokį gylį? Derma. Į grinai dermą? Taip, todėl, kad stimuliuoja kolageną, kolagenas yra dermoje, tai į dermą pagrindę veikia. Aha, paminėjai tuos mislingus pavadinimus, ar ne, kas į ją įeina, bet kokį tiesioginį poveikį gali duoti odai? Ar gali būti kažkokių šalutinių? Nes kaip įsivaizduoja klientas, tai įduria ir kas ten dabar vyksta, nes dėl ko bijo injekcijų, kad pripras, reiks kartoti, suparalyžuos, iš to nežinojom, ar ne? Tai apie tą būtų įdomu, kad papasakotum. Biostimuliantai yra iš tiesų saugus, jie yra labai artimi mūsų pačių organizmui preparatai, bet palėtei tą šalutinių reiškinių temą. Nėra nei vienos injekcijos, kuri neturėtų savo šalutinio reiškinio kažkokio, kuri galėtų nesukelti šalutinių reiškinių, bet šalutiniai reiškiniai tai yra mėlynės, tai yra nežinau, kažkokie paraudimai, tai yra normalu. Patinimai, taip, tikri. Čia yra šalutiniai reiškiniai. Dabar kalbant apie komplikacijas, sakyčiau, gal ir didžiausias biostimuliantų minusas yra tai, kad jie neturi antidoto. Tarkime, kai hialurono rūgštis, tai turi antidotą hialuronidazės. Mes suleidom, kažkas nepatiko, liko mazgelis, labai paprasta sutvarkyti. Tuo tarpu biostimuliantai antidoto neturi. Tai va, čia yra gal ir sakykime, ne visi specialistai su tuo dirba, nes iš tiesų reikia turėti patirties, reikia išmanyti labai gerai anatomijos pagrindus ir ne tik, ir jau giliau būti labiau pasigilinus. Tai, sakyčiau, su biostimuliantais dirba mažiau specialistų, nes jie neturi tokio, sakykime, antidoto. Bet jie yra šiai dienai labai populiarėjantis dėl savo labai gražių, natūralių rezultatų. Ir kokį tiesioginį poveikį, atsiprašau dar, kad nutraukiau odos odai, tai jie ne iš karto veikia, iš pat pradžio tai beveik niekur nesimato, bet kadangi stimuliuoja pačios odos regeneracinius procesus, tai po 3-6 mėnesių atrodoma jau gražiausiai ir jau galite tą pokytį veidrodėje pamatyti. Pati fotografuoji prieš po? Taip. Nes klientam turbūt labai įdomu palyginti, ar ne? Nes kuo ilgesnis laiko tarpas, tarkim 6 mėnesiai,
gali per tą laiką spėti ir iš naujo susenti. Taip, vis tiek tai yra labai svarbu pokalbis su pacientu, kad tai vis tiek senėjimo proceso aš nesustabdysiu. Taip. Tai pristabdysiu ir kažkiek, kažkiek padėsiu susitvarkyti tiem pokyčiam, kurie jau yra įvykę. Bet vis tiek senėjimo procesai vyksta. Taip. Mes gimstam ir senstam, kaip būtų liūdna. Taip. Tai biostimuliantas vienas toks iš naujovių, ar ne, ką va dabar pristato, nes pastebiu, kad pati dalyvauju daug pasaulinio lygio kongresuose ir seminaruose, ar ne? Tai čia turbūt vienas iš tų, apie ką dabar pradeda kalbėti ir kur visa visuomenė ritasi, bet teigiama prasme, tai yra eina ir link natūralumo. Taip. Iš tiesų, kai mes jau persistotinėtų, pripustų veidų, netikrų skruostų, ten lūpų ir taip toliau. Ryšimi su to, man atrodo, ir atsirado ta kryptis jau į natūralumą. Nežinau, ar kosmetologijoje tas buvo, turbūt, kad nelabai, nes vis tiek kosmetologija tai yra odos sveikatinimas, iš principo nėra kažkoks odos priežiūra, tai nėra, žinai, kaip injekcijos, kad tai būtų tūrio atstatymas ar bruožų kažkoks, sakykime, kažkokia korekcija. Tai nežinau, kosmetologijoje tai turbūt nebuvo to niekada, to šuolio iš kažkokio netikrumo į natūralumą. Ne, nebuvo. Kaip tik gal tokia kryptis eina vis daugiau kosmetologų pastebiu, arba mano rate, ką aš matau, kad kaip tik į gydymo sritį ir į labai stiprų holistinį požiūrį. Taip. Kad apimti ne tik priemonėm iš išorės, bet truputį nagrinėtis, o kas yra viduje, o kodėl taip vyksta, kodėl beria ir panašiai. Taip. Lygiai taip pat su odos senėjimu. Ir dar viena tema, kurią noriu paliesti apie tokią ar mada, ar ne, papasakosiu, kaip ar populiaru, ar ne, yra bruožų formavimas, ką šiek tiek užsiminėm, ar ne. Taip. Aš pati kaip kosmetologė iš savo pusės esu gal šiek tiek prieš, nes manau, kad reikia pradžiui išsiaiškinti laikyseną. Tarkim, gali sukristi ar atsirasti pagurklis, jeigu netinkama laikysena. Ir pradėti nuo tokio kaulinio atstatymo, masažų, mankštų pagalba, o injekcijos labai greitai galima prileisti skruostus, prileisti smakrą skruostus ir suformuoti tą veidą. Taip, sutinku, kad senėjimo procesai tai yra, ar kažkokie pokyčiai nelabai, kurie patinka moterims, tai yra tikrai laikysena. Kitas dalykas, ne tik laikysena, tai yra sąkandis, nežinau, kažkokios tai įpročiai kažkokie galų gale. Injekcijos apie ką daugiau, tai yra jau tai, ką mes matom, kad niekaip jokiais masažais neatstatysi. Ar laikysenos pokyčiais. Pavyzdžiui, kai žmogus netenka daug svorio, arba kai dėl senėjimo proceso, kas ir vyksta, tai kaulinis audinys retėja, riebalų kompartmentai mažėja, tai čia jau niekaip turbūt masažais neatstatysi. Taip, tiesiog tu papildai. Tu atkuri kaulinį karkasą, atkuri riebalų, tas masės, kurios ir duoda mums jaunatviškumo. Bet aš sutinku, kad nereikia skubėti. Reikia viską palaipsniui išnagrinėti, kodėl taip atsitiko. Mes realiai irgi taip pat nagrinėjom, kaip pas mus ateina pacientas. Ar būna dažnai, kad atkalbi specialistą, ne specialistą klientą? Būna. Dažnai? Negaliu pasakyti, kad dažnai, pasakysiu, kodėl nedažnai. Todėl, kad pas mane moteris ateina ir aš esu labai dėl to laiminga su labai realiais lūkesčiais. Ir su normaliais lūkesčiais. Tai man netenka dažnai. Daugiau beje atkalbu jaunimą, todėl, kad gal tokių nerealių lūkesčių arba daugiau tokių lūkesčių, kurie eitų prieš anatomiją, ateina jaunos merginos, o tai yra vėl socialinių tinklų įtaka. Ta labai stipriai. Taip. O vis dar yra tendemas išryškinti lūpas? Ne, dabar lūpos iš tiesų jau moteris nebeprašo apimčių, putlumo, daugiau drėgmės, jaunatviškumo, kad raukšlelės sumažėtų. Ir dabar jau net ir preparatai yra kuriami kiti, kurie yra kitokių reologinių savybių, jie mažiau klampus, švelnesni, kur iš esmės neįmanoma pastebėti tikrai, kad lūpos yra koreguotos. Daugiau prašo drėgmės, o ne putlumo. Esu šitą pastebėjusi ir turbūt labai gerų rezultatų gaunat, ar ne, nes su hialurono rūgštim injekuojat į lūpų visą kontūrą. Taip, tai tie hialurono užpildai iš tiesų dabar jau yra šiek tiek kitokie, jie netokie klampus. Koncentracija pati hialurono rūgščių jau yra mažesnė tose naujose užpilduose.
Labai beje pastebiu, kad ir daug kosmetologai atsiunčia, pradeda atsiųsti žmonių. Atsirado, man atrodo, tas bendradarbiavimas dermatologų ir kosmetologų, nes ne tik lūpų, bet ir, nežinau, kosmetologai ar gali kažką su lūpomis padaryti. Labai laikinai ir labai vizualiai tik tai paputlinti, kur paviršiniam sluoksnį šiek tiek išpūs, bet praeis para ir viskas grįž, nes tiesiog išgaruos. Ir tiek ilgai neužsilaiko. Bet kalbant apie kosmetologus, aš manau, kad kosmetologai tapo kaip tokie medicinoje šeimos gydytojai. Tai kosmetologijoje ir visoje grožio srityje kosmetologas yra šeimos gydytojas, kur pas mus ateina, lankosi nuolat, tampa atviresnis klientas ir mes po to išskaidom, kad čia jau mes nepadėsim, čia reikia injekcijų, čia jau reikia tau tam tikrų tyrimų kraujo, čia tą, kad toks apie viską žinoti bent šiek tiek. Tu teisi, Monika, nes aš pastebiu, kad ir iki manęs ateina pacientai, kurie jau labai daug žino iš kosmetologų. Žino apie apsaugą nuo saulės, kad tai yra tikrai labai svarbu, kad tai yra esmė, kad neverta investuoti pinigų realiai nei į procedūras, nei į kosmetologinės procedūras, nei į injekcinės procedūras, kai mes nesisaugom nuo saulės. Tai yra pagrindas. Žino jau, kas yra niacinamidas, retinolis, vitaminas C, drėkikliai įvairūs, kur yra maitinamieji, kur yra drėkinamieji kremai. Tai iš tiesų jau ateina labai protingi žmonės iš anksto paruošti kosmetologų. Su tokiais labai, man asmeniškai su tokiais pacientais yra labai lengva bendrauti, todėl kad jie jau pasitikė, aišku, vis tiek pas kosmetologą lankosi dažniau nei kad pas mane, jo pasitikė, jau turi tą savo atradę žmogų ir man pačiai žymiai lengviau kontaktuoti. Jis iš anksto pasitikė, nes pasitikė jau, ką pasakė, taip, turi žinių ir pasitikė, ką sako jo kosmetologas. Ir turi rekomendacijas, kuriems lengviau. Nereikia pardavinėti dalinai savęs, nes tiesiog žino, kad jūs siunčiam pas gerą specialistą ir atrinktą specialistą. Tai labai ačiū visam kosmetologam, nes tikrai gaunu nemažai rekomendacijų ir tie žmonės ateina. O man irgi labai paprasta, nes man nereikia aiškinti apie odos priežiūrą. Padaryti namų darbai. Taip. Tarp kitko, palėtėm tą temą apie odos priežiūrą, ar reikia odą paruošti injekcijoms, ar gali būti visiškai nematę jokių priemonių, kremų, nes yra irgi tokių tam nuomonių, kad kam aš čia prižiūrėsiu, nesvarbu, po to susileisiu ir viską atsistatysiu. O, čia labai blogas toks įsitikinimas, todėl kad mes vis tiek daugiau dirbam gilesnėse odos sluoksniuose, kartais netgi ant kaulo, kartais riebalinėme audinyje, kur, vis tiek, ta odos priežiūra yra bazė. Reikia žiūrėti į veidą, aš gal duosiu tokį, aš mėgstu beje tokį pavyzdį ir duoti, kaip į tortą. Pagrindas turi būti tvirtas, atstatytas, ką mes galim daryti su tais pačiais biostimuliantais, nes biostimuliantai irgi galima leisti kaip užpildą, bet čia jau plonybės, hialurono rūgšties preparatais. Toliau yra kitas sluoksnis derma. Derma tai yra, vėlgi, čia jau nuo senėjimo pokyčių mes galim jūs su jie dirbti. Bet vėlgi nuo amžiaus, nuo labai daug dalykų priklauso. Bet paviršius odos, pigmentacija, poros, nežinau, jeigu tai yra lengvi bėrimai, kažkokie labai lengvos formos aknė, netgi vidutinės formos aknė, tai vis tiek jau kosmetologų darbas gali būti apsiribojamas su kosmetologiniam procedūrom. Tai vien tik su injekcijom vis tiek oda graži nebus. Taip, nes kaip ir... Tai yra per skirtingus sluoksnius, čia iš vis yra tokia, iš esmės, kartu ir nelygintini dalykai, bet kartu ir labai vienas su kitu glaudžiai susiję. Tai vat mes ir kosmetologai, aš asmeniškai manau, kad dermatologai neturėtų lysti į kosmetologų darbą, kosmetologai į dermatologų darbą. Čia apie injekcijas, bet dabar kaip tik ir prisiminiau, kosmetologai kažkodėl yra labai blogos nuomonės apie rokutaną. Nežinau kodėl, iš kur tai atėjo. Daug šalutinių poveikių. Taip, aš suprantu, bet nėra nei vieno vaisto, kuris kažkam nekenktų, ar ne, vieną gydo, kitam kenkia. Bet yra tokių atvejų ir iš tiesų labai, jų nedaug yra, bent jau pas mane, kai su konglobatiniam aknėm daro vis dar veido valymas. Cistas, ar ne, kur labai gilus. Cistos, kur jau pažeidimai yra giluminiai, kur yra fistulės.
Tai, bet, ir kur dar išskaido tą visą uždegimą gilesnius odos sluoksnius. Būtent. Ir kur jau tikrai su besisteminiu vaistu niekaip mes neišeisim. Matai, ta riba yra, kur jeigu rekomenduosim, kad tai išsprendžia viską, tada visi yra, 3 spuogai, man reikia Rokutano. Ir kosmetologas turi nustatyti tą ribą, aš manau, kur yra riba, kad jau viskas stabdom, reikia kažką daugiau daryti, kad išrastų gali netgi pakenkti. Taip, kaip ir dermatologai turėtų 3 spuogai, neskirsime Rokutano. Reiškia, tai gal lengviausias būtų kelias, bet vėlgi mes turim visada pasverti riziką ir naudą. Tai aš manau, kad mes turim bendradarbiauti, bet ir kartu taip pat, nesikišti tiesiog aš nesikišu jokių procedūras kosmetologinės, nes aš tikrai net nebijoju, kad Monika, man iki tavęs toli, kad aš suprasčiau rūgščių principus, jų veikimus, derinimus ir taip toliau. Tai tas bendradarbiavimas žavus ir dėl to mes ir tinklalaidės kviečiamės ir diskutuojam tam tikrom temom. Ir grįžtant prie injekcijų, kaip ir su Rokutanu yra tam tikrai apipinta mitais, lygiai taip pat ir su botulinu yra vis dar apipinta mitais. Ir jeigu yra kažkur klišė, tai yra botulino klišė. Aš graži be injekcijų. Toks apie ką? Kodėl, žinai, kad ta injekcija yra, kad aš be botulino ir be paralyžiuoto veido, ar ne? Taip. Jo, bet dabar botulino toksino irgi vaidmuo skiriasi, jau jisai kitoks nei kad buvo. Anksčiau mes botulino toksino injekcijas labai gerai pamatydavom. Jie aiškiai matydavosi, nenatūraliai iškelti antakiai, ledinis veidas, ar aš šypsausi, ar aš verkiu, vienodai atrodo. Tai taip dabar jau nebėra. Beje, atsirado ir ta problema, kad pacientai atėjo pas mane sako, botulino toksinas efektas laikosi 6 mėnesius, tai aš galiu ateiti po 6 mėnesių. Bet botulino toksino gamintojai daro tyrimus su labai dideliam dozėm, kurios realiai statistinėje moteryje, ten tau man, jos būtų tikrai ženkliai per didelės. Ir jos labai matytųsi. Ir kadangi mes einame į tą natūralumą, tai aišku, kad mes tų maksimalių dozių neleisime. Tai vėlgi, mes pradedame jau leisti mažesnėm dozėm, daugiau prevenciniam dozėm. Ir aišku, tai nesilaiko 6 mėnesius, efektas būna maždaug 4 mėnesiam, bet čia vėlgi reikia pasverti, kas geriau. Ar ilgiau matosi, bet aš to 6 mėnesius, ne 6 mėnesius, sakykime, 3 mėnesius vaikštau visai ledinė ir su Mefistofelio antakiais, ar aš geriau turiu trumpesnį efektą, vis tiek botulinas veikia profilaktiškai, bet turiu natūralų veidą. Ir aš su botulinu irgi esu tos nuomonės, kad yra tam tikrų raumenų, kur mes taip įpratę mimikuoti bet kada, tarkim, nuolat būti susiraukimo būsenoje, ar ne, ir kur atsiranda labai gili, galiu net būtiškai pasakyti, vaga, jau nebe raukšlė. Ir kaip tokius išspręsti, ar ne, tai mes irgi tikrai iš kosmetologinės pusės jau rekomenduojam, kad šiek tiek pristabdyti raumens darbą, bet nereiškia, kad suparalyžiuoti visą veidą. Taip, tai vėlgi eina kalba apie dozes. Niekada juk neleis jaunai merginai, beje, vėlgi čia truputėlį dar nukrypsiu dėl kada pradėti injekcijas, ar ne? Labai individualu. Ateina merginos 20 metų su hipertrofiniais korugatoriais. Korugatoriai tai yra raumenys, kurie dalyvauja pykčio toje mimikoje. Aš sutinku, kad galima masažais, kažkokiom aparatiniam procedūrom šiek tiek gal nuslopinti veiklą raumenų, bet ar juos atpalaiduoti, nesu specialistė beje masažų tikrai, bet vis tiek kartais būna tokių situacijų, beje, kai netgi patys tėvai atveda savo vaikus. Aišku, jauno amžiaus tiek, kad mes darytume injekcijas, jis turi būti pilnametis. Vien todėl, kad tai yra, pagalvokit, jauna graži mergina ir jau formuojasi vaga. Tai aišku, kad tai yra ir matai, kad ir atėjo tėtis ir mama ir irgi su tokiom pačiom vagom. Genetiškas. Tai yra genetiškai, taip. Ir botulino toksinas yra vaistas, kuris iš tiesų vienintelis turbūt tokiai problemai spręsti. Išspręsti efektyviausiai. Žinai, kai Monika, pavyzdžiui, atliepusios ausis, ar ne, iš kartos į kartą. Taip. Ir mes jas tvarkom ir viskas normalu atrodo. Tai kodėl mes negalim šitos problemos tvarkyti? Todėl, kad per mažai kalbama ir per mažai gretinama yra, kad botulinas
kaip vaistas, kuris atpalaiduoja raumenį, o ne botulinas paralyžiuoja ir aš injekciją, aš be botulino. Taip, nes tas paralyžiuoja yra labai blogas, iš tiesų žodis prie botulino toksinų. Paralyžiuoti neturėtų, jis tai turėtų tik atpalaiduoti raumenį. Mes vis tiek turėtumėm po botulino toksino injekcijų mimikuoti. Aišku, tos mimikos natūraliai bus mažiau, nes raumuo atpalaiduojamas, bet tas atpalaidavimas kartais ir gerai, jeigu mes turim jau hipertrofavusius raumenis. Ir pati nekomunikavau socialinėje erdvėje, bet dabar noriu truputį pakalbėti apie tyrimą, kurį atlikai pas mus su botulino toksinu, ar ne? Kur, kai man parašai, kad tą darysi tyrimą, šiek tiek nustebau, kad wow, tu prasme, botulinas jau keliasi į kitą lygmenį, ar ne? Ir gali papasakot pati pristatyti tą tyrimą. Taip, mes kartu darėme tyrimą su botulino toksino injekcijom, kaip jos įtakoja riebalų liaukų veiklą ir sumažina aknės bei seborėjos simptomus. Tai nėra tai, kad aš sugalvau, nes jau čia yra keletą metų jau tas atliekama kitose užsienio šalyse. Ir mums jau ir kongresuose akcentuoja, kad norima botulino toksino injekcijas įtraukti į uždegiminio odos ligų gydymą kaip alternatyvę terapiją. Aknė, rožinė, seborėja. Kodėl šitą tyrimą dariau ir pasirinkau, ir ne tai, kad pasirinkau, ir taip aišku buvo, kad prašysiu tavo pagalbos, nes jūs esat puikūs specialistai savo srities ir turit labai modernę gerą aparatūrą veido diagnostikos. Tai be jūsų klinikos, be tavo, Monika, indėlio nebūtų tikrai šitas tyrimas įvykęs, nes man buvo įdomu tiesiog pažiūrėti, kokia yra dozė. Iki šiol nėra tyrimuose standartizuotos dozės, kokia dozė turėtų būti. Aišku, skiriasi labai ir pagal etninės grupės dozės, nes ir tam tikrose etninėse grupėse skiriasi aknės sunkumas. Bet tyrėme tam, kad tiesiog pasižiūrėti, kaip veikia, nes Lietuvos populiacija dar nebuvo toks tyrimas darytas. Tai mes padarėm labai mažą tyrimą su maža labai imtimi, gavome teigiamus vis tiek rezultatus, padėjo botulino toksinas, bet manau, kad dozė buvo per maža, todėl jau teikėme pirmą abstraktą į Europos dermatologų draugijos kongresą. Jį pristatysime beje ateinantį rudenį. Tik tais mums dabar jau turime įdėlioję mintis, kaip perdėlioti tą visą tyrimą, išplėsime imtį ir standartizuosime labiau dozes. Nes iš tiesų tas Lietuvoje nebuvo daroma. Netgi iš tiesų neradau tyrimų ir Baltijos šalyse. Tai mes tyrėme kol kas aknės pacientus, bet ateityje planuojame ir rožinį įtraukti. Kas yra labai įdomu, ar ne, atpalaiduoja tam tikras kitas dalis, buitiškai tariant, kad sumažinti veiklą. Taip, riebalų liaukučių veikla yra sumažinama, aišku, tada ir aknės bakterija neturi kur taip šiltai kolonizuotis. Tai čia viskas yra paaiškinta jau seniai, kaip tai veikia, tiesiog daugiau dabar yra dėl pačios dozės standartizavimo ir ar tai bus įtraukta klausimas į alternatyvas gydymo alternatyvas. Ir aš manau, kad tai taps populiaru, kai botulinas tvarkys daugiau problemų, jau visai populiaru yra prakaitavimo padidėjimo mažinimas ir kai dar apims šiek tiek daugiau sričių, kur į veido srityje tvarkys riebalinės liaukas, rožinės problemas, tai taps tokia norma, manau, kad ir su raukšlių mažinimu. Nebebus tokių klišių. Ir dar pabaigai norėčiau paklausti, ar yra, kas buvo labai populiaru ir kas buvo norma, nekalbant apie tas jau perpustas lūpas ar ne, ką aptariam, bet tiesiog tapo nebemadinga. Tarkim, tikrai buvo dabar ant bangos, bet gal dar ir yra gintaro rūgšties injekcijos. Tai iš tokių paprastų procedūrų yra, kas jau kažkuo geriau pakeitė, ar vis dar? Gintaro rūgštis iki šiol yra labai labai populiari ir iš tiesų labai geri rezultatai su gintaro rūgštim pasiekiami. Sakyčiau, ne patys preparatai kažkokie yra Beje, galiu pasakyti, kas nustumta į šoną, man atrodo, kad yra nustumiami į šoną jau biorevitalizantai. Tie įprastieji, po kurių likdavo papulės, todėl kad dabar yra žymiai
stipresnių drėkiklių, kai mes neturim tiek dažnai pakartoti, užtenka 1-2 procedūrų per metus, kad ta drėgmė būtų išlaikyta odoje. Tai aišku, ir pacientui nereikia kankintis, nes vis tiek su revitalizacija būdavo, kad minimum 3 procedūros, o šiaip iš esmės 5 rekomenduodavom. Tai žmogus ir iš darbų iškrenta, iš kasdienės veiklos, vaikšto su papulėm 3 dienas, dabar jau to nėra, nelieka nei papulių ir užtenka 1-2 procedūrų per metus. Bet tai čia iš preparatų, iš produktų. Bet, sakyčiau, kas visai nebemadoj, tai aštrus kampai. Bet čia vėlgi buvo socialinių tinklų ir daugiau, sakyčiau, gal iš Rusijos atėjusi ta mada, kai labai aštrus žandikaulis, labai ryškus makras, labai ryškus skruostikauliai, tai dabar to visiškai nebėra. Beje, jau ir praėjo Russian Lips technikos toks užklausimas. Russian Lips technika tai buvo, kai labai mes ištempdavom. Kontūras labai ryškus. Kaspinas. Kaspinas, taip, kaspinėlis. Nežinau, iš kur dar atėjo, kažkokios vis būdavo lėlės brats, paprašydavo, kas yra absurdas totalus, todėl kad tai negalime būti lėlės, niekada nebūsim ir to nesieksim, nes nereikėtų net to siekti, todėl kad tai atrodys turbūt kaip parodija žmogaus padaryta. Tai, bet gal iki gydytojų mažai tokių ateina. Tai apibendrinant, aš iš tikrųjų iš savo perspektyvos ir iš savo pusės labai džiaugiuosi, kad viskas keliauja link natūralumo, mažesnių šalutinių poveikių, greitesnio gyjimo, komfortiškesnės odos po procedūrų. Ir ačiū, kad dalyvavai šitoj diskusijai. Su manim buvo gydytoja, dermatovenerologė Ilona Sakalauskienė, bet turbūt galiu pasakyti, kad gydytoja, kuri specializuojasi injekcijų srity, ar ne? Taip, aplamai visoje turbūt estetiniai dermatologijai, ne tik injekcijose, bet ir lazerinėse, aparatinėse procedūrose. Ir ačiū tau labai, Monika, kad mane pakvietei, man be galo malonu, kad tokia stipri kolegė ir aplamai tokia stipri klinika mane vis dar kviečia į pokalbius. Kad diskutuojam kartu ir kad ieškom tų bendrų temų, ar ne, iš abiejų perspektyvų. Tai ačiū klausytojams ir iki kitų kartų.